Sveiki, Lietuvos prokuratūra sako, kad neįmanoma nustatyti, kur aš esu, iš kurios vietos aš transliuoju. Kaip tai neįmanoma? Parodykit man bent vieną video, kad aš būčiau kažkur, kur neįmanoma nustatyti, kur aš esu. Aš visą laiką esu prie kažkokio monumento, paminklo, istorinio. Va dabar, pavyzdžiui, už mano nugaros yra Ehrenstein pilis Nyderlanduose. Aišku, Nyderlanduose yra daug gražesnių pilių, bet kadangi šiandien aš kalbėsiu apie Ragelskį, aš nevažiuosiu dėl Ragelskio į kokią nors gražiausią Nyderlandų pilį, dėl to, kad nevažiuosiu, dėl to, kad kokia yra pilis po ranka, prie tokios aš ir filmuosiu. Aišku, pažiūrėkit, pas mane yra video prie Dehas pilies, tai yra didžiausia pilis Nyderlanduose. Ir ten aš apie kažką irgi kažką komentuoju, bet ten į Dehas nevažiuosiu dėl Ragelskio, bet nereikia jaudintis, šita pilis taip pat yra labai graži. Aišku, yra gražesnių, bet kokia yra, tokia yra. Svarbiausia, kad Lietuvos mentai gali nustatyti, iš kurios vietos aš transliuoju. Tai va dabar tai yra būtent Ehrenstein pilis. Ir tai nėra dirbtinis intelektas. Pažiūrėkit, kaip šviečia saulė į šešėlius ir nustatysi. Aišku, aš negaliu pavaikščiot, kaip kai kurie prašo, aš niekada nevaikštau. Aš visada stoviu, o už mano nugaros yra kažkoks vaizdas. Tai va, apie Ragelskį. Ragelskis, reiškia, gavo tą draudimą jungtis prie socialinių tinklų, jungtis prie Facebooko, prie Instagramo, prie TikToko. Jis matyt TikTok'e yra labai aktyvus. Kai nuo to laikų, kai pavogė mano telefoną Ugandoje, aš labai mažai naudojuosi TikTok'u, nes ten tas telefonas buvo pripratęs jau kas man patinka, kas nepatinka, rodė man tik tai, kas man patinka. O dabar naują telefoną reikia iš naujo kažkaip nustatyti, kad rodytų tai, ką aš mėgstu. Ir tai užima laiko ir dėl to aš TikTok'u nesinaudoju, bet Ragelskis, jeigu naudojasi, tai sėkmės jam TikTok'e. Tai va, tai reiškia TikTok'e, LinkedIn'e. LinkedIn'e, jam uždraudė jungtis prie LinkedIn'o. Siaubus. Aš nežinau, ar jis kada nors jungėsi tenai, gal ir jungėsi. Aš turiu ten akauntą, bet praktiškai nesinaudoju. Jūs, jeigu norit sekti mano kelionės aplink pasaulį, jungkitės prie manęs YouTube'e, Facebook'e ir Instagram'e. Bet ten Facebook'e ir Instagram'e aš nieko nešneku. Aš tik tai čia šneku. Ten yra tik tai nuotraukos ir video iš geriausių pasaulio muziejų, tarp kitko, geriausių pasaulyje meno galerijų, kur niekada nebuvo Lietuvos mentai ir niekada nebus, nes jie yra pririšti prie Lietuvos. Dabar grįžtant prie Ragelskio, tai jam uždraudė visur jungtis. Ne tik tai kelt video, ne tik tai komentuot. Ir tarp kitko, Audrius Nakas klausė manęs, ar aš galiu paimti intervą iš Ragelskio. Aš jam sakau, ne. Pagal šitą nutartį, kur yra priimta prieš Ragelskį, jam yra uždrausta duoti interviu. Nes tas interviu gali po to pasirodyti Telegrame, WhatsApp'e, YouTube'e, kažkur nekontroliuojamai. Ir tada jį nubaus dar stipriau. Ragelskį. Naką gal irgi nubaus. Tai va, bet aišku, šita nutartis, nuosprendis šitas neįsigaliojo. Aš taip suprantu, Ragelskis arba jau apskundė, arba apskus. Ir sėkmės jam. Dabar aš visą savo gyvenimą paskyriau tam, kad rašau skundus prieš Lietuvą į Europos žmogaus teisių teismą ir į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą ir dar ir kitus Jungtinių tautų teismus. Jų yra daug, visur rašau. Tai va, tai aš noriu ką pasakyti. Ragelskio nuosprendis yra dėl dviejų dalykų. Vienas dalykas, Ragelskis yra antisemitas ir antisionistas.
Tai šitoj vietoj jis neturi jokių šansų laimėti, jungtinės tautos atsisakys nagrinėti, pasakys taip tau antisemitė ir antizionistė, taip tau ir reikia. Jokių šansų laimėti nėra nei Lietuvoje, nei tarptautiniu mastu. Visa kita, ten jis laimės 100%, ten kur nėra apie žydus. Suprantat, jis labai nekenčia žydų. Tai yra blogai. Tai yra blogai, tu niekada nelaimėsi tokios bylos niekur, nei Lietuvoje, nei tarptautiniam lygmenį. Suprantate, kas yra žydai? Žydai yra tauta labai, 14 milijonų yra žydų, tai yra didelė tauta. Tai suprantat, tarp tų 14 milijonų jūs galite rasti labai skirtingų žmonių. Aš, Jėzus Kristus, Leninas. Mes visi trysia, aš, Jėzus Kristus ir Leninas, esame skirtingi. Visi mes trys žydai. Taip, mes visi žydai, bet mes labai skirtingi. Aš, Jėzus Kristus. Gerai, aš ir Jėzus Kristus mes labai panašus. Suprantat, mes panašiai gimėm, panašiai gyvenom iki 33 metų iš tikrųjų. Ir mūsų tikslas gyvenime sutampa. Aš irgi noriu išgelbėti visą pasaulį išskyrus Lietuvą. Tik tai Lietuvą noriu sunaikinti, o visą pasaulį išgelbėti. O Jėzus sako visą pasaulį, net ir Lietuvą. Koks jis durnas. Nesiklausykit Jėzaus. Tai va, ką aš noriu pasakyti, žydai yra skirtingi. Epšteinas taip pat žydas. Jis tenai prievartavo vaikus ir jam labai patikdavo prievartaut vaikus, gert vaikų kraują, žudyt vaikus. Jam patikdavo. Bet pavyzdžiui, princas Andrew, jis ne žydas, jis anglas. Po to princas, Monako princas, jis yra monakietis, jis monegaskas, jis tikrai ne žydas. Tai būna tarp žydų pedofilų. O aš, pavyzdžiui, pedofilijos auka esu. Prie manęs priekabiavo seksualiai pedofilas Egidijus Kūris, kai aš buvau jo studentas Vilniaus universitete. Va tokią patirtį turiu. Tai tarp žydų yra ir pedofilų, ir aukų pedofilijos. Va taip pat yra. Tai čia Ragelskis labai klysta, kai varo nuolat ant žydų. Už tai jį dabar nubaudė ir šitos dalies laimėti neįmanoma. Įmanoma tik tai galbūt atskirti šitą žydišką dalį nuo jo bendro kaltinimo. Nes jis kaltinamas to, kad jam patinka Aleksandras Lukašenka. Tai mane proteguoja Aleksandras Lukašenka. Kodėl aš dabar keliauju po visą pasaulį? Su kokiu pasu aš keliauju? Su Baltarusijos pasu. Mano Baltarusijos pase tik tai 8 puslapiai liko nesutiršti. Visur yra anspaudai. Dėl to, kad aš nuolat keliauju. O kas man šitą baltarusišką pasą davė, kad apsaugotų mane nuo Lietuvos? Aleksandras Lukašenka, jo ekscelencija Aleksandras Lukašenka. Tai man labai patinka, kad Ragelskis, dirba prieš Lietuvą kartu su Aleksandru Lukašenku, kad jis palaiko tą nuomonę labai teisingą. Vat, tai čia yra labai gerai. Ir kiti yra labai geri dalykai, kai jis ten, po to ten, kur jis pasakoja, kad Landsbergiai yra žydai, net jeigu ir tiesa, koks skirtumas? Jokio skirtumo. Dabar, žiūrėkit, Artūras Friedmanas yra toksai irgi žydas, jis lygiai taip pat dabar nubaustas kaip ir aš, kaip ir Ragelskis. Ir tarp kitko, Yra taip, kad, žiūrėkit, man dar vasario 17 dieną uždraudė kelt bet kokį video, bet kokią temą į YouTube, Lietuvos teismas. Dėl to, kad aš papasakoju visą tiesą apie pedofilą Egidijų Kūrį ir, žinot, aš dažnai juokauju savo video, bet apie Kūrį ten yra totaliai tiesa. Egidijus Kūris iš tikrųjų bandė bučiuot mane į lūpas, kai aš buvau jo studentas, kaip nepilnametis vaikas. Ir jis žadėjo man, kad organizuos savo ryšiais, savo korupciniais ryšiais šitą, stipendiją JAV studijuoti nemokamai, Sorošo fondo. Atviros Lietuvos fondo stipendija. Tai ir apie tai niekas neparašė. Jokia Lietuvos žiniasklaida. Net parašytų, kad Stanislavas Tomas meluoja. Net taip neparašė. Kodėl taip neparašė? Dėl to, kad bijo. Dėl to, kad tai yra tiesa. O apie Ragelskį parašė visi. Tai aš taip galvoju, jau Nakas iš šito juokėsi. Ir aš iš šito iš tikrųjų juokiuosi. Kad man uždraudė YouTube bet ką kelt.
Niekas neparašė. Ragelskį uždraudė. Ir apie tai parašė visi Lietuvos propagandistai dalbajobai. Dėl to, kad labiau, va tokia paradoksas, sakykim. Paradoksas. Tai va, ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad Ragelskiui visų pirma reikia atskirti savo bylą, žydišką dalį, pripažinti kaltę. Nu tik tai, ten neišsisuksi. Ten reikia pripažinti kaltę, kad antisemitas, taip. Ir daugiau taip nedarysiu. O dėl viso kito jis nugalės 100%. Dėl viso kito ten 100% nugalės. Bet suprantat, svarbiausias dalykas, kad Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas priimtų jo bylą nagrinėti. Ir jis nepriims tos bylos nagrinėti, jeigu jam pasirodys, kad Ragelskis antisemitas. Nes, suprantat, negalima varyti ant kažkokios vienos tautos. Nes aš dažnai varau ant lietuvių, bet aš irgi suprantu, kad lietuvių yra labai daug. Tai yra mažesnė tauta nei žydai, bet tarp lietuvių yra ir pedofilai, ir jūs galbūt, mane žiūri dabar, lietuvis galbūt esat arba lietuvė. Lietuvių yra labai skirtingų. Aš pažįstu, aš esu bendravęs su maždaug 150 lietuvių, kurie yra žudikai. Bet dabar, ar visi lietuviai yra žudikai? Ne, turbūt ne. Bet tai proporciškai, pavyzdžiui, mano aplinkoj labai daug lietuvių yra žudikai. Po to, kaip advokatas, aš bendrauju su daug lietuvių, kurie prievartavo, žagino. Taip, jų yra, bet aš esu gyvenęs tokiam Sarko saloj esu gyvenęs. Sarko saloj yra 400 žmonių ir piliečių. Tu kas piliečio Sarko feodo piliečių, aš laikau žmogų, kuris turi teisę balsuoti Sarko parlamento rinkimuose. Tai jų yra kokie 300. Ir suprantate, net tenai tie 300, tai yra skirtingi žmonės. Tai yra skirtingos politinės partijos, jie turi skirtingus interesus, jie konfliktuoja, jie paduoda vienas kitą į teismą, jie daužo vienas kitam snukį. Ir lietuviai dažnai vienas kitam daužo snukį. Taip yra, suprantate, tauta yra per didelis darinys, kad tu galėtum kažkaip apibendrinti, kaip nuolat daro Ragelskis ir kur jo yra klaida. Va tame, kad jis per daug apibendrina. Ir plus ten su Kurlianski kažko jis ten sako, kad jį... Aš sakyčiau, kad Kurlianski nepakankamai aktyvi. Aš sakyčiau, kad... Aš nežinau, aš balsuočiau už tai, kad jinai ten būtų žydų bendruomenės pirmininkė Kurlianski, bet ji yra niekas, suprantat, jūsų problemos kyla ne nuo žydų, ne nuo Kurlianski. Vėlgi, yra Izraelio ministras pirmininkas Netanyahu, vieni žydai už jį balsavo, o kiti nebalsavo, suprantat. Netgi aš sakyčiau, kad dauguma Izraelio piliečių nebalsavo už Netanyahu. Tai suvaryt negalima taip. Tai tai jam reikia atskirti šitą dalyką, jam reikia pripažinti kaltę dėl žydų ir tada sakyti, o dėl viso kito aš nesutinku. Ir dėl viso kito, tenai galima nugalėti jo bylą Jungtinėse tautose. Aš visada, suprantat, mano toks yra požiūris, aš visada vertinu, ar galima nugalėti, ar negalima nugalėti. Taip, Ragelskis, aš manau, 100% arba nugalėtų savo bylą, jeigu pavyks jam atsiriboti nuo savo ankstesnio to antisemitizmo, nes, tas antisemitizmas neveda į niekur. Apskritai, Jungtinės tautos yra uždraudusios už šmeižtą arba už įžeidimą kelti baudžiamasias bylas. Negali būti jokių baudžiamųjų bylų už šmeižtą arba įžeidimą. Tai toks yra požiūris Jungtinių tautų. Sodinti kalėjimą galima tik tai už rimtą nusikaltimą, kuris yra tikrai nusikaltimas. Dabar, ką aš matau, jam dabar skiria, laisvės apribojimą.
Tai yra ne laisvės atėmimas. Laisvės atėmimas, jūs einate į kalėjimą, laisvės apribojimas, jūs laisvėje, bet jums reikia ten į policiją ateiti, pavyzdžiui, ten vieną kartą į savaitę, arba jums yra draudžiama jungtis prie Facebooko ir Instagramo ir taip toliau, ir tuo labiau duoti intervus ir komentuoti kažką. Va toksai yra laisvės apribojimas, plus ta bauda. Dabar ką aš matau, kas įvyks. Šitą laisvės apribojimą 1 metų ir 9 mėnesių jam vėliau pakeis į pusę metų kalėjimo. Taip įvyks todėl, kad jie prisipys prie kažko. Mes dar nežinom, prie ko jie prisipys, bet suprantat, yra Lietuvoje baudžiamoji sistema veikia taip, kad tau duoda laisvės apribojimą plus baudą, tu nesumoki baudos arba tą laisvės apribojimą kažkaip pažeidė. Jis, pavyzdžiui, Ragelskis nenori pažeisti, bet jam sugalvos, kodėl jis pažeidė. Jam sugalvos, kodėl jis pažeidė ir jam pakeis. Į kalėjimą aš to neabejoju, dėl to, kad taip, lygiai taip pat padarė ir man. Man buvo 1 metų laisvės apribojimas ir man jį pakeitė į 3 mėnesius kalėjimo. Dabar, bet manęs neįmanoma, pavyzdžiui, pagauti ir pasodinti kalėjimo, todėl, kad aš niekada negyvenau Lietuvoje, plus pas mane yra viskas labai gerai su pasais. Tai va, kaip spręsti Ragelskiui paso problemą, kur jis biški sunkesnėje situacijoje nei aš, tai jam visų pirma reikia pasidaryti naują pasą. Nes naujo paso jam neišduos tam tikrų momentų, jam bus uždrausta gauti naują pasą. Tai todėl dabar reikia, kad galiotų 10 metų. Ir jam reikia ruoštis tam, kad galbūt reikės paprašyti politinio prieglobsčio Baltarusijoje. Aš, pavyzdžiui, suprantat, tai yra filosofinis klausimas. Jeigu tau davė kalėjimą, o jam duos kalėjimą, aš to esu 100% įsitikinęs, nelaisvės apribojimą. Jis gaus kalėjimą, nes aš gavau. Jeigu aš gavau, tai ir jis gaus. Tai va, jam reikia taip, visų pirma pasidaryti pasą ir antrą turėti planą, kaip išvykti Baltarusiją. Baltarusijoje jam duos politinį prieglobstį. Bet vėlgi, Baltarusijoje tau niekas per televiziją neleis šnekėti apie žydus, kaip jis šneka. Baltarusijoje negalima taip šnekėti apie žydus. Nes žydai tai yra viena iš tautų, kurie gyvena Baltarusijoje. Viskas yra labai gerai. Viskas taika, laimė, džiaugsmas. Tai va, bet politinį prieglobstį tai jam be abejo duos Baltarusijoje ir jam duos baltarusišką pasą. Kaip ir aš turiu tokį pasą, kaip ir Jagelavičius turi tokį pasą. Tai su tuo pasu yra viskas nuostabu. Tai galima keliauti po visą pasaulį. Jam nereikia bijot. Jis galės laisvai išvažiuoti į Baltarusiją, jeigu turės kažkokį galiojantį dokumentą. Jeigu neturės paso, aišku, galima ir be paso kirsti sieną, yra vietų. Europos arešto orderio Ragelskiui nebus. Čia šito nereikia bijoti. Tai kadangi nebus Europos arešto orderio, jis labai lengvai galės kirsti ES sieną ir išvykti į Baltarusiją. Arba galės gyventi kitoje ES valstybėje. Tiesiog, jeigu Lietuva jį nuteis, jis gaus laisvės atėmimą, aš šito neabejoju, tai tokiu atveju Lietuva jam nebeišduos naujo paso, kaip man neišduoda, pavyzdžiui. Ir kai tas pasas pasibaigs, kai pasibaigs 10 metų, man 10 metų dar nepasibaigė, tai aš dar turiu lietuvišką galiojantį pasą. Ir jo galima naudotis, bet kai jis pasibaigs, tai Lietuva naujo neišduos. Tai būtent todėl labai svarbu iš anksto pasidaryti, kad galiotų 10 metų. Ir čia visiems nusikaltėliams aš patariu, visiems nusikaltėliams, ne tik tai Ragelskiui. Ragelskiui, tai aš nelaikau jo nusikaltėliu iš tikrųjų. Kai aš sakau nusikaltėlis, aš juokauju. Ir pasidaryti politinį prieglobstį, nes tas lietuviškas po 10 metų pasibaigs. Ir tu tada jau dabar gali turėti baltarusišką, bet Baltarusija tau duos pasą visą tavo gyvenimą, nes
Aleksandras Lukašenka, duok dievė jam ilgos sveikatos, ilgiausių metų, be abejo, net kai ir išeis į pensiją, arba visi mes mirtingi, tai tokiu atveju tiesiog bus kažkoks kitas adekvatus, o galbūt netgi dar geresnis prezidentas nei Aleksandras Lukašenka. Tai viskas bus labai gerai, tenai yra saugumas. Tai va, bet aišku, 10 metų, kol dar galioja pasas, lietuviškas, Ragelskis galės gyventi kitoj Europos Sąjungos valstybei. Ir Lietuva negalės už šitą nusikaltimą, negalės išduoti arešto orderio ir negalės jo sulaikyti. Bet aišku, tai, ką aš dabar sakau, tai yra kažkas, kas bus ten už keliarių metų. Nes dabar jis apskūs, apeliacija vyks metus, galbūt 2 metus. Tai laiko yra dar pakankamai daug, kad jis dar visą šitą laiką liktų Lietuvoje ir gadintų Lietuvai viską. Juridiniam asmeniui Lietuvos Respublika kenktų, veiktų prieš jį, kaip yra gražu. Man labai patinka, kad jis veikia prieš juridinį asmenį Lietuvos Respubliką. Labai gerai. Apie žydus tiesiog reikia ištrinti ir daryti tą patį, dar nagliau. Va taip. Tai va, tai sėkmės Ragelskiai, pergalės ir viso blogiausio juridiniam asmeniui Lietuvos Respublika, kad jis užsidarytų, bankrutuotų, nebeliktų. Nacho jis reikalingas, tas juridinis asmuo. Bus kitų juridinių asmenų toj teritorijai. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.